Ir ką tik pradedam pirmąjį filmavimą su pirmoju dalyviu realybės šou. Štai dalyvis pasirašė jau. Jo, sutartis pasirašyta jau pirmojo dalyvio, šiandien turim nufilmuoti 4. Mes negalim atskleisti nei kas tie dalyviai, nei jų vardų, nieko pamatysit jau per pačius filmavimus ir per pačias laidas. Bet liko mažiau nei mėnuo, o mes jau pradedam filmuoti dalyvių prisistatymus, intro visokius ir taip toliau. Dabar iškilo dilema. Pertrauką turim, kol filmuojam dalyvius ir Robis turi iššūkį. Pasako. Jo, tai turiu iššūkių Aurimui, mūsų operatoriui. Aš netikiu, kad jisai išgers greičiau 3 šotus, negu aš išgersiu 3 po 0,33 stiklinės alaus. Tikė? Netikiu. Manai laimėsi? Tai aišku, easy. Gerai, iš ko? Tai iš 10 eurų mes. Ja, 10 eurų. Iš 10 eurų. Robis turi greičiau išgerti 3 alaus po 0,33, o Auris turi išgerti tik 3 šotus. Aš irgi netikiu Robiu. Bet yra viena sąlyga. Nu, Kad mes negalim viens kitam, viens kito stiklinių liesti. Tai negaliu atimti ten jos stiklinės ir panašiai, žinai. Jos stiklinės negaliu liesti. Tai Adrina, sakai, kad čia Robis laimės. Jo, faktas visiškai. Manai? Aš galėčiau net štuką dabar statyti. Nu, davai. Čia yra gazuotas gėrimas, čia yra negazuotas gėrimas. Ir aš sakau, kad aš išgersiu šitos 3 gazuotus gėrimus greičiau, negu tu išgersi visus šitos. Jo, negazuotus. Tai vienintelė taisyklė, kad mes negalim, aš negaliu liesti tavo stapariko. Blokuoti, ne? Jo, negali ten su ranka. Aš negaliu liesti tavo stapariko, tu negali mano stiklinių liesti. Viskas. Tai iš 10 eurų kertam. Tai jo. Nu, davai. Čia, kai busit pasiruošę, ne, rankas prie savęs. 3, 2, 1, judam! Va tokį! Tai negali liesti prilėtai. Nelišiu tavo. Lėtai. Nu gerai, bet tai seniai nesurankom. Palėtai mano. Tavo nepaliečiau, bokalą paliečiau. Buvo vienas trikas, palėtė tavo išgertą bokalą. kad tu negali liesti ne vienos mano stiklinių. Na tu palėtai. Nu, Sutarškėja. Bet, sakant taisyklės, reiktų pabrėžti, negalima Iš naujo paliesti darykim. stiklinės. Iš naujo. Skemą tai. Skemas. nuskemintas jautiesi. Jo. Aš irgi nuskemintas, nes aš pirkau visą tai. Kas man iš to? Bet aš laimėjau. Nelaimėjai. Laimėjau. Bet dar tu geriau. Man jau trūksta. Kaip tu jauties po challenge? Nematau, seniai. Baig, daryk. Aš tai labai gerai jaučiuos. Aš jaučiuos laimėjęs. Jis nesąžiningai elgėsi. Žiūrėk, stabilininkas kaip reikia. Aš jaučiuos laimėjęs, jis sukčiavo ir žiūrovai įvertins. Įvertinkit, kas jūsų manimu laimėjo? Aurimas ar Robis? Lauksim jūsų dabar komentarų. Čia mes traukiam kalėdinius lapelius? Va, blemba. Pasiruošę visi trauk dabar lapelius? Kalėdiniai lapeliai. Aš noriu žinoti. Bet dabar pala, nieks negali žinoti, nei žiūrovai negali žinoti. Kas? Nu gerai, pala, aš irgi noriu pasižiūrėti. O. Robis yra prisižadėjęs ir yra skoloj Adrinai pyragą. Dabar išvarė jisai naktį ieškot kažkokių sausainių ar pyrago ar dar kažko. Ir sakė, Adrina, padaryk arbatos. Adrina, ką jisai sugalvojus dabar Robiui? Pridėsiu į arbatą, palauk, ko čia aš matau. Vo? Ančiuviai. Ančiuviai. Bet yra ir kiaušinių, yra ir žarnų. Aha. Užsiuos. Šitą postą. Aš žinau, aš nereikia supilti. Pusę. Ne, pusę jau reikia. Ačiū. Ačiū tau labai. Nu, tai išgeriam. Už mūsų mylimus draugus. Mūsų mylimus draugus. Gerai.
Čink. Davai. Kvapas toks įdomus. Aš irgi taip įdomu Jauti? pavašiu. O. Ką pridėjai, ne? Ne, tikrai. Žinau, pas mane riebalų yra. Ką pridėjai? Kas tau yra? Kokiu dar riebalų? Na, atsigerk. Tokia pat. Atsigerk. Tu pažiūrėk. Kas tau matosi pas tave? Tu matai? Ne. Kai Visaliarkos biškai pylė. seni. Nepasitikiu savo geriau. Nu, keistas. Labai riebu. Įsilkės pripylė, ne? Nu, saliamio ar kas ten. Riebalų. Ančiuviai tiksliau. Ančiuvių pripylė. Riebalai tikrai neplaukia. Eik tu, na, kaip smirda. Labai. O gerai, aš pabandau nekvepuot. Ir paragaut. Ne. Eik tu dau. Nu, nebent prisimaišai. Seniu. Eik tu dau. Kaip šlykštų, seniu. Eik tu, na. Vos net pyliau. Ančiuvių tikrai nesijaučia, bet tai jaučiasi riebalas tik tai, kad. Belio kaip riebu. Mes dabar padarėm nesąmonę Antanui. Tai padėjom ant jo sėdynės putpelių kiaušinį. Ir jeigu jis ant jo neatsisės ir pamatys, mes jam į Red Bullį įmušim putpelio kiaušinį. Tai čekinam, kuris variantas paeis. Ir prie viso šito prisidėjo, spėkit kas. O gyva. Jo, tai 3 vidosius. 3 vidosius. Ne, aš tai žengiu šitą, nes pasidėjau, bet 100 štukų peržiūrėjau tą. Nu. Karočią, tai viena paprasta. Viena. Kodėl tu žvengi? Šiaip. Viena tik. Jis jau sėda. Jo, eik tu, sorry, negalėjau nežvengti. Aš manau, kad tikrai gerai suėsiu. Robai daug Red Bullį. Čia yra naujas, aš nenoriu. Ką, čia irgi kažką? Įpisot kažką į Red Bullį šitą? Na, tu zai, Ne, dabar aš dėl to kiaušinio prisnau. Aš dabar visko bijau. Kur kiaušinė esat? Nu, gaižiai. Aš kokį jis turi tą. Nuotą. Niuką. Atsisuko, sako, aš nenoriu. Dabar jūsų viskas. Labas rytas ar labas vakaras, aš nebežinau kaip čia pasakyt. Mes baigiam darbą studijoje ir sakom, davai visi varom pailsėt, pamiegot ir taip toliau. Aha, ir dabar 2:30 nakties, tiesiog aš atsikėliau, negaliu užmigti, pamiegau 3 valandas. 3 valandas! Ir Robis sako, ko nemiegi, sakau, negaliu užmigti, sakau, tu, aš irgi. Varom į studiją filmuot, varom. Tai dabar yra po 1:20, važiuojam į studiją ir filmuosim gamingo contentą. Tai va dabar jūs irgi matot, kaip mes iš tikrųjų sukamės ir gyvenam. Nėra daug miego, faktas, bet mes mylim tai, ką darom, mes mylim jūs, mes mylim turinio kūrybą ir iš tikrųjų, kai jūs va žiūrite, palaikinat, ką čia pravažiavau, nežinau, kai jūs palaikinat, pasubscribinat, pakomentuojat, mums tai yra didžiausias iš tikrųjų atlygis, dėl ko mes visą tai ir darom. Dėl to, kad šiek tiek praskaidrinti jūsų dieną, pralinksmint ir visą savo gyvenimą aš jau sakiau, kad esu atidavęs tam ir paskyriau tiesiog turinio kūrybai ir asmeninio taip gyvenimo aš neturiu, bet galbūt aš galiu kažką įkvėpti, pamotyvuoti, kad daryti, stengtis ir tobulėti, aišku, judėti per gyvenimą ir tik tais neapsikraut. Tai žodžiu, ačiū labai, kad esat, ačiū, kad žiūrit, o aš dabar varau Robį paimti ir varom mes į studiją. Tai yra didžiausias darboholizmas, kokį aš žinau. Darboholikų grafikas. Aš neįsivaizduoju, nesuprantu. Ta prasme, realiai 2 valandas. 2 valandas. Aš 3. Nu, aš kažkur 2 valandas taip prisnaudžiau, atsikeliu,
Galvoju, parašysiu Antanui, ką jisai. Žiūri, jis nemiega irgi. Antanas žiūriu nemiega. Atvažiavom į studiją. Ir ką mes veikiam? O mes ruošiamės naujam filmavimui. Nes kiekvieną savaitę turi išeiti ir į gamingo kanalą, vienas arba du dabar dar nusprendėm videkai. Tai bus reaction viena tokia laidelė, galim sakyti, ir gamingo. Ir tada dar trečias dalykas, į gamingą turi išeiti ir streamai. Dėl streamų tai žiūrėsim, bandysim suspėti, bet gal kas savaitę, gal kas antrą, nu žiūrėsim, bet tikrai darysim streamus. Nebra, žiūrėkit, mes šiandien... Šiuo metu mes dabar filmuosim ir žaisim September 7 žaidimą ir taip pat ką tik nupirkom naujausią žaidimą Stalker 2. Tai vakar tik išėjo, ką tik nupirkom, belė koks ten storyline'as turėtų būti ir taip toliau. Daug kainavo, belė kiek kainavo. Tai žodžiu, dabar aš grįšiu į Lietuvą po savaitgalio ir iš karto pradedam shooting Stalkerio visus epizodus. Laukiam, kol parsiūs mūsų žaidimą ir pradedam žaist. Ačiū sakė, žiūrėjau komentarus, kad šis sakė labai baisus žaidimus. Bai, baisus, labai. Aš einu pasitiesiu, ateik čia. Oi, Seni, žiūrėk kaip čia. seni, čia per langą. Eik, na. Opa. Nu ką, žaidimas sužaistas, videkas yra nufilmuotas ir šiuo metu yra 3:30 ryto. Pasidarėm sriubytės, o aš už pusvalandžio turiu išvažiuoti į oro uostą, išskrendu į Angliją, nes rytoj koncertuoju Mančesteryje su Hipokritais. Tai mes jau tenai pasimatysime, jau kitame vloge iš Anglijos. Tai žodžiu, ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš, Antanas, Robis ir visa kita komanda, kur jau buvo ir dabar jau miega. Mes nemiegosim vien tik iš baimės, man atrodo, iš tų jumpscare'ų visų iš tų žaidimų. Pamatysit, kitą savaitę jau gamingo kanale, palieku aišku aprašymę visus linkus. Susimatysime jau rytoj arba ne rytoj. Ate. Skanaus, Skanaus ar labanas. Bet iki.